Kunigas Šventosios Marijos Magdalietės Gabrielius, OC10 sekmadienis po sekminių. Meilė artimui ir nuolankumas. Versta iš Divine Intimacy. Father Gabriel of St. Mary Magdalene, OCD, 10 Books and Publishers, 1963. Stojimas Dievo akivaizdon. Duok man, Viešpatie, nusižeminimą kupiną meilės. Tegul nusižeminimas saugo manyje meilę, o meilė tegul auga pagal tavo valios mastą. Apmąstymas. 1. Šios dienos mišių tekstuose liturgija nubrėžia pagrindinius krikščioniškos sielos bruožus. Pirmiausia, Šventasis Paulius laiške, pirmasis laiškas Korintiečiams, 12 skyriaus nuo 2 iki 11 eilutės, mums parodo šventosios dvasios gaivinamą sielą, kurioje ji išlieja savo dovanas. Apaštalas mini charizminės dovanas, tai yra ypatingas malones, tokias kaip kalbų, pažinimo, stebuklų dovanos, kurią šventoji dvasia labai dosniai suteikė pirmykščiai bažnyčiai. Nors šios dovanos labai brangios, jos yra menkesnės už pašvenčiamąją malonę ir meilę, kurios vienintelės suteikia sielai antgamtinį gyvenimą. Charizminės dovanos gali lydėti pašvenčiamąją malonę arba ne, tačiau jos tuo nei padidina, nei sumažina pašvenčiamosios malonės stiprumą. Šventasis Tomas pažymė, kad nors malonė ir meilė pašventinina nuosavą sielą ir suvienyje ją su Dievu, šios stebuklingos dovanos priešingai yra skirtos kitų sielų gėriui ir gali egzistuoti netgi tame, kuris nėra malonės būsenoje. O Šventasis Paulius, tą patį laišką, iš kurio paimta šiandienos mišių ištrauka, išvardijęs visas šias nepaprastas dovanas, užbaigia savo garsiuoju posakiu. Be meilės visa tai yra niekas. Meilė visada yra centrinė dorybė, esminis krikščioniškos sielos bruožas, taip pat didžiausia dovana, kurią šventoji dvasia gali mums suteikti. Jei dieviškasis parakletas negaivintų mūsų sielos meilę ir malonę, nė vienas, net ir pats dorybingiausias žmogus negalėtų atlikti nė menkiausio veiksmo, turinčio antgamtinę vertę. Nė vienas negali ištarti Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatina, sako apaštalas. Kaip medis negali duoti vaisių, jei neturi gyvybę teikiančios sulos, taip ir siela, kurios negaivina šventoji dvasia, negali atlikti veiksmų, turinčių antgamtinę vertę. Dar kartą atkreipkite dėmesį į didžiulę malonės ir meilės svarbą. Net mažiausias jų laipsnis yra vertingesnis už visas nepaprastas dovanas, kurios, nors ir gali nuteikti sielas daryti gerą, negali nei įlieti, nei padidinti dieviškojo gyvenimo mumyse. 2. Evangelija. Evangelija pagal Luką, 18 skyriaus nuo 9 iki 14 eilutės. Mums atskleidžia dar vieną esminį krikščioniškos sielos bruožą – nuolankumą. Tiesa, meilė yra už jį aukštesnė, nes ji suteikia mums dieviškąjį gyvenimą. Tačiau nusižeminimas yra labai svarbus, nes tai dorybė, kuri paruošia dirvą maloniai ir meiliai. Jėzus pateikia mums ryškų ir konkretų šios tiesos pavyzdį šiandienos palyginime apie fariziejų ir muitininką. Evangelija aiškiai mums sako, kad Jėzus kalbėjo tiems, kurie pasitikėjo savimi kaip teisiais ir niekino kitus. Fariziejus yra šios grupės prototipas, tobulas jos atstovas. Pažvelkite į jį. Kaip jis įsitikinęs savo teisumu, kaip išpuikęs dėl savo nuopelnų. Aš nesu nei vagis, nei svetimautojas, pasninkauju ir moku dešimtinę. Ko dar galima būtų tikėtis?
Tačiau šis išdidus žmogus nemato, kad jam trūksta visų svarbiausio dalyko – meilės. Ir taip labai, kad jis piktinasi kitais, juos kaltina ir smerkia. Aš nesu toks kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai arba kaip šis muitininkas. Neturėdamas meilės artimui, jis negali turėti meilės Dievui. Iš tiesų, nuėjęs į šventyklą melstis, jis nesugeba atlikti nė menkiausio meilės ar garbinimo veiksmo, o vietoj to, kad šlovintų Dievą už jo palaiminimus, jis tik giria save patį. Šis žmogus iš tikrųjų negali melstis, nes neturi meilės, o jos negali turėti, nes yra pilnas išdidumo. Dievas priešinasi išdidiesiems, o nuolankiesiems suteikia malonę. Jokūbo laiškas, 4 skyriaus 6 eilutė. Todėl fariziejus grįžta namo pasmerktas. Ne tiek Dievo, kuris visada mielai rodo gailestingumą, kiek savo paties išdidumo, kuris trukdo gailestingumo veikimui jame. Todėl fariziejus grįžta namo pasmerktas. Ne tiek Dievo, kuris visada mielai rodo gailestingumą, kiek savo paties išdidumo, kuris trukdo gailestingumo veikimui jame. Muitininko požiūris visiškai kitoks. Jis yra vargšas žmogus, žinantis, kad nusidėjo ir suprantantis savo moralinį sugedimą. Jis taip pat neturi meilės artimui, nes jai trukdo nuodėmė, tačiau jis yra nuolankus, labai nuolankus ir pasitiki Dievo gailestingumu. O Dieve, būk gailestingas man, nusidėjėliui. Ir Dievas, kuris mielai pasilenkia prie nuolankiųjų, tą pačią akimirką jį išteisina. Jo nuolankumas pritraukia jam aukščiausiojo malonę. Šventasis Augustinas yra pasakęs, Dievas labiau vertina nuolankumą blogai atliktuose darbuose, nei pasididžiavimą atliktuose gerai. Mes esame išteisinti ne savo dorybėmis ir gerais darbais, bet malonę ir meilę, kurias šventoji dvasia išlieja mūsų širdyse, kaip ji nori, bet visada proporcingai mūsų nuolankumui. Pokalbis. O gerasis Jėzau, kiek kartų po karčių ašarų, raudų ir neapsakomų dejonių tu išgydei mano sąžinės žaizdas savo gailestingumo patepimu ir savo džiaugsmo aliejumi. Kiek kartų pradėjęs melstis be vilties, vėl atradau džiaugsmą dėl atleidimo vilties. Tie, kurie tai patyrė, žino, kad tu esi tikrasis gydytojas, kuris gydo atgailaujančias širdis ir rūpestingai slaugo jų žaizdas. Tegul tie, kurie dar neturėjo šios patirties, bent jau tiki tavo žodžiais. Viešpaties dvasia patepė mane. Jis pasiuntė mane pamokslauti vargdieniams, gydyti tų, kurie yra sugrūdusios širdies. Jei jie vis dar abejoja, tegul priartėja prie tavęs ir mokosi, ir jie supras, ką reiškia tavo žodžiai. Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. O Viešpatie, tu sakei, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Bet kokiu keliu man eiti, kad tave pasiekčiau? Nuolankumo keliu, nes tik tada tu mane paguosi. Bet kokią paguodą tu pažadi nuolankiesiems? Meilę. Iš tiesų, siela gaus meilės tiek, kiek ji bus nuolanki. O koks saldus, skanus maistas yra meilė. Ji mus palaiko, kai esame pavargę, stiprina, kai esame silpni ir guodžia, kai esame liūdni. O Viešpatie, duok man šią meilę, kuri tavo jungą padaro saldų, o tavo naštą lengvą. Šventasis Bernardas. Svetainė katalikų-tradicija.lt. Pasauliečių tradicinių katalikų judėjimas Lietuvoje. Išsilaikome tik iš tikinčiųjų aukų. Jei norite paremti mūsų veiklą, nuorodas, kaip tai padaryti, rasite mūsų svetainėje.